Pakalbėkim apie policininkus, apie jų finansavimą, apie jų mitingą. Tuo labiau, kad ir vieta pokalbį man labai tinkama. Šiau 4 para gyvenu Pakistano policijos nuovadoj. Čia man iš dešinės areštinė, kur uždaryti yra sulaikytieji, neduoda man leidimo važiuoti į Pakistaną. Tai pat yra pavojinga, bet čia kita tematika. Dabar įdėjau postą pasu Facebook'e, kad policijos finansavimas, ta prasme, mano manimu, tai yra blogai, kad policija neduoda pinigų. Tai dabar pakalbėkim, bus dvi dalys. Viena dalis bus žmonėm, kita bus policininkam. Policininkai irgi žmonės, bet ta prasme kitiems žmonėm. Ką pastebėjau, kad dauguma po postų mano rašė, kam ta policija, jie vagys, jie blogi, jie tik tai žmonės plėšinėja ir panašiai. Mielieji, trumpam įsivaizduokit, kad nėra policijos. Kai kurie iš jūsų parašykit, ką jūs darytumėt gyvenime, jeigu nebūtų policijos. Eitumėt plėšti ar ne? Pokit, kaip jūsų būtų gyvenimas, jeigu nebūtų policijos. Bijau, kad žiaurus. Žiūrėkit, mes dabar gyvenam tokiais laikais, kai mes turim rinktis iš labai blogo, šūdino, neįmanomai blogo ir blogo. Nėra variantų, kad mes galėtume rinktis iš gero ir blogo. Dabar tai variantas, ant kiek blogų variantų mes turim rinktis. Patinka mums, ar nepatinka ta policija, patinka, ką nors daro gerai ar daro blogai. Policija visuomeniai reikalinga. Pateikit manim, aš irgi, tarkim taip, nukentėjęs, man Lietuvos policininkai atėmė vairavimo teisės vien dėl to, kad važiavau be diržo. Sutikit, kad persistengė biškį chebra. Apie tai mes irgi su jais pakalbėsiu atskirai. Taip pat, mėlyje, norim mes ar nenorim, policija yra reikalinga. Gerai jinai, bloga policija reikalinga, nes jeigu nebūtų policijos, būtų blogai. O dabar įsivaizduokit, mažės policijos finansavimas, arba išliks toks pat, tai reiškia mažės. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, tikri, geri policininkai anksčiau ar vėliau išeis iš darbo. Ir liks tik tie, kurie jau išvis nieko nesugeba padaryti, tai jie belia kaip vis tiek tarnaus sistemai, arba eis uždarbiauti. 90 metais, kai gyvenau Ukrainoje, pradėjau ten biznį, pažinojau vieną saugumietį Ukrainos. Dirbo saugumo, šitoj saugume. Buvo jaunas, idėjinis, ta prasme, jauna šeima, mažas vaikas. Tais laikais jam algos nemokėdavo po pusę metų. Jis nueina pas viršininką, sako, tai viršininkė, tai kaip čia su to alga, bet man mažas vaikas, neturi ką valgyti. Sako, pažymėjimą turi? Turiu. Eik ir uždarbiauk. Mes ką norim, kad būtų grįžtų tokie laikai, kai policininkai patys uždarbiaus? Manau, kad nenorim. Išnykti neišnyks. Jie mums yra reikalingi. Tai vat, kai rašote apie tai, kad policijos nereikia, eina visi nafig, pagalvokit, jeigu turi ko galvoti, kad variantas ne pats geriausias. Jau geriau tegu būna, kaip sako, šunsnukis, bet mūsų šunsnukis. Man atrodo, kas yra amerikiečiai, tai yra toks posakis. Šunsnukis, bet mūsų policija, bloga, bet policija. Vis tiek kažką tai apsaugo, padaro, kažkiek tai sumažino nusikalstamumą. Norit jūs to ar nenori, bet yra toks faktas. O dabar, mėlyjeji, policininkai, jeigu žiūrit. Dabar pagalvokit jūs. Ar jūs tikrai tarnavo tautai ir tauta jūs turėtų dabar užstoti arba apginti? Tikrai? Prisiminkim Karnabėsiją. Kaip jūs miškuose gaudėte žmonės be kaukių? Kaip jūs gatvėse gaudėte žmonės be kaukių? Tai to, man atvejs. Dėl baudų be kaukių aš jums pretenzijų neturiu. Mas man tik tai pretenzijos yra dėl teisių. Kad įminė teisės, žmogus, kuris važiavo be diržo, net nenumatyta už tai teisų atėmimus jūs atimat. Tai kaip galvojat, ar turi tokie žmonės jūs palaikyti? Ar tikrai jūs viską padarėt, kad žmonės būtų džiaugtųsi ir kad tas jų šūkis kausiam ginti, kada kažkoks ten, aš nežinau, jis yra teisingas. Ar jūs buvot sistemos tarnais? Buvot sistemos vergais? Ir viską vykdėt juodai ir dar labiau? Ar jūs tikrai nebuvo tokie, kaip mūsų politikai? Pasiruošę Briseliui, Londonui ir Vašingtonui išbučiuoti subinę,
Nesvarbu, kiek tai kainuotų, ar tai būtų praradimas jų tautos. Ar jūs tikrai buvo tie, kurie, kai reikia, pro šalį pažiūrėti tuos įstatymus? Taip, aš tinku, yra tokių žmonių, yra tokių policininkų, kurie, ta prasme, normalų, žmogiški. O sakau, supranti, pas man čia kamera būtų, čia kabo, čia būtų galima nefiksuoti, arba tai mes užfiksavom tą, bet kažkaip bent jau mes tave įspėsim, ar kažką padarysim. Pagalvokit. Rokiškio policininkai mane pažįsta ir žino, aš jums dar prieš 5 metus uždavinėjau klausimą. Antraluosiu dabar jums visiems. Ateis tos laikas. Kai tau, mielas policininkė, lieps šaudyti į tavo brolis ir seseris, be ginklių žmonės, o tokie laikai ateis. Kas nors abejojat? Aš neabejoju. Dar prieš 5 metus buvo galima abejoti, ar tokie laikai gali ateiti. Dabar aš neabejoju. Ką tu darysim? Šaudysim? O būsi iki šiol ištikimus tarnas? Supraskite tas, kad tarnų ir vergų nieks nevertina. Tarnus ir vergus išnaudoja. Kai jie nebegali išnaudoti, juos išmeta. Tai vat, klausimas yra. Ar susivoksit? Jau turi dar ko susivokti? Ir suprasit, kad tautai irgi subinė? Kad ir kartais jie ką nors padaro tokio nedidelio, netyčia ar dar kažką tai. Aš suprantu, girdi reikia gaudyti iš už tai, ten gerai, viršimas tiek to jau tenai, dar kažkas nusikaltėliai. Bet kaip būna tokie dalykai, kaip kaukės, kaip elementarus sakė, diržo neužsidėjimas. Čia mano skausmas. Šitoje vietoje, aš prisipažįstu. Šitą dar kažką tai kiti smulkus dalykai. Jūs kaip tautos išdavikai ir toliau bausit, tai nesistebėkit, kad jūsų tauta nepalaikės. Tad, mėlyjei, ir viena, ir kita pusė. Iš principo, policija yra reikalinga. Policijai finansavimas turi būti ir turi būti užtenkamas, užtenktinas. Nereikia, kad būtų kaip 90 metais, kai verslininkai turėjo dasimesti kas mėnesį policiją, kad neužtektų kūro, bent jau galėtų patruliuoti. Buvo, pavyzdžiui, tokie rokiški laikai, kai verslininkai duodavo policijai pinigų, kad jinai galėtų išpilti mėnesio pabaigoje mašinas patruliavimui. Mes norim tokių laikų? Aš nenoriu. Bet jeigu tauta nori, aš nieko prieš. Aš variantą rasiu. Jūs mane puikiausiai žinot. Klausimas, ar tu, ar vienoje pusėje, ar kitoje, ar trečioje pusėje. Ar jūs rasit variantą? Šnekėt, jūs visi šaunuoliai, seksualinės fantazijos bus nuostabios, jūs visi nuostabus. Bet tik tai savo seksualinėse fantazijose. Sveiki atvykę į realų gyvenimą. Kartais, prieš rašant, prieš nors darant, padeda pagalvoti. Čia lies visus. Ir policininkus, ir žmonės, ir žuvytes, ir ką ten dar, ir vatnikus, visus. Mėlyjei, galvokit, priimkit sprendimus savo galvą, nes kitaip už jums priims sprendimus kiti ir jūs vykdysite jų sprendimus, kad ir mano.